Laukų stebėjimo sistema. Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema, ANSYS, naujas stebėjimo įrankis, kurį naudojant nuolat stebima, identifikuojama ir vertinama žemės danga ir žemės ūkio veiklai tinkamose deklaruotose laukuose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Remiantis ES programos Kopernikus palydovų Sentinel duomenimis ir jų pagrindų veikiančiais algoritmais ar kitais bent lygiai vertės duomenimis, atsižvelgiant į nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, nurodytus įsipareigojimų terminus atlikti numatytas veiklas. ANSYS naudojama visoje Lietuvos teritorijoje. ANSYS sugeba nuotoliniu būdu nustatyti 19 pagrindinių Lietuvoje auginamų pasėlių, žieminius kviečius, vasarinius miežius, žieminius rapsus, avižas, grikius, žirnius, pupeles, žieminius rugius, žieminius kvietrugius, žieminius miežius, cukrinius runkelius, kukurūzus, vasarinius rapsus, vasarinius kvietrugius, juodąjį pūdymą, žaliąjį pūdymą, daugiametes ganyklas ir pievas. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai naudodamiesi ALN-SIS tikrina auginamus pasėlius, žemės dangą, pūdymų įdirbimą, taip pat ar pievos šienautos, suartos, ar žemė apleista, ar žolė išdegusi ir kitas veiklas. Tikimasi, kad ši nauja stebėsenos sistema ir toliau leis skirti daugiau paramos ūkininkams, realiai vykdantiems žemės ūkio veiklą, besilaikantiems reikalavimų ES paramai gauti, padės mažinti nacionalinės mokėjimo agentūros apsilankymų jų ūkiuose, o nesąžiningi pareiškėjai bus atgrasyti nuo bandymo pasinaudoti parama. Patikima ir skaidri ANSYS 2022 metais leido sutaupyti 1 milijoną eurų išlaidų, kurie anksčiau buvo skirti fiziniai kontroliai, o ūkininkams išmokėti papildomai 2 milijonai eurų užkirtus kelią nesąžiningiems pareiškėjams. 2023 metais ar pareiškėjai atitinka baziniai išmokai jauniesiems ūkininkams ir išmokai už pirmuosius hektarus, visoje Lietuvos teritorijoje bus vertinama pagal ANSYS rezultatus. Paramos gavėjai su ANSYS rezultatais galės susipažinti nacionalinės mokėjimo agentūros informacinėme portale. 2023 metais informacinėme portale bus atvaizduojami šie ANSYS rezultatai, šienavimas pagal tiesioginių išmokų schemos reikalavimus, ar žemės ūkio augalų plotuose ariamoje žemėje auginami žemės ūkio augalai pagal tiesioginių išmokų schemos reikalavimus, juodojo pūdymo įdirbimas, deklaruota pieva nesuarta nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos iki einamųjų metų birželio 30 dienos, deklaruoti tinkami gauti paramą plotai nėra. Sumedėjusios augmenijos deklaruoti tinkami gauti paramą plotai, nėra žemės ūkio veikloje nenaudotinų plotų, pavyzdžiui, kūdra, statiniai, deklaruotas pasėlis atitinka esantį lauke, pirma grupė. Nuo Liepos 13 dienos ANSYS rezultatai matomi nacionalinės mokėjimo agentūros informacinėme portale ir atnaujinami kas 10 dienų. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į reikiamą laiko tarpą palydoviniams duomenims apdoroti, informacinėme portale bus rodomi prieš 10 dienų užfiksuoti rezultatai. Nuo Liepos 14 dienos juodojo pūdymo atveju ir nuo rugpjūčio 10 dienos šienavimo pagal tiesioginių išmokų schemos reikalavimus atveju pareiškėjai individualiai informuojami apie ANSYS nustatytus netitikimus. Taigi pareiškėjai jau iki reikalavimų įvykdymo termino pabaigos galės matyti informaciją apie dar neįvykdytus įsipareigojimus pagal paramos priemones ir atlikti veiksmus, kuriuos reikia atlikti. Taip tikriesiems ūkininkams suteikiama galimybė pasitaisyti, o imituojančius ūkininkavimą siekiama atgrasyti nuo kėsinimosi neteisėtai gauti paramą. Nuo rugsėjo 10 dienos informacinėme portale bus rodomi raudonos spalvos laukai, kurie bus vertinami vadovaujantis taisyklių nuostatomis. Atkreiptinas dėmesys, jog rezultatai gali kisti atlikus papildomus duomenų patikrinimus. Deklaruotiems stebimiems laukams bus suteikiama žalia, geltona, oranžinė arba raudona spalvos. Žalia spalva deklaruotame lauke rodo, jog įsipareigojimas yra įvykdytas. Geltona spalva nurodo, jog įsipareigojimas yra stebimas. Oranžinė spalva nurodo, jog įsipareigojimas neįvykdytas ir artėja termino pabaiga, o raudona įsipareigojimas neįvykdytas po termino pabaigos. Ūkininkai turėtų vadovautis informacinėme portale pateikiamais nurodymais ir, jei reikia, atsiųsti nuotrauką apie atliktą veiklą per NMO Agro programėlę, o jei neturi galimybės naudotis programėlę, galima informuoti elektroniniu paštu ansys@nma.lt ar oficialiu raštu.
Visą informaciją apie ANSYS galima rasti ANSYS internetinėje svetainėje. Mobilioji programėlė NMA Agro tai puikiai nemokama priemonė ūkininkams, norintiems pranešti apie įvykdytas veiklas, įgyvendintus investicinius projektus bei problemas susijusias su įsipareigojimų vykdymu. Taip pat tai įrankis visuomeniai, norinčiai pranešti apie neprižiūrimus plotus. Sėkmingai augantis NMA Agro programėlės naudotojų skaičius, beveik 9000 naujų naudotojų 2022 metais, skatina ir toliau ją viešinti teikiant informaciją ir tobulinti priemones, kurios padėtų ūkininkams priimti tvarius ūkininkavimo sprendimus. Programėlę dabar naudojasi jau daugiau kaip 36 000 ūkininkų. Jiems sudaryta galimybė pateikti reikiamą informaciją trąšų naudojimo apskaitos bei augalų apskaitos produktų naudojimo apskaitos žurnalams. Taip pat NMA Agro programėlė yra įrankis, kuris atveria duomenis, į jį įkėlėme deklaruotus laukus, natūra teritorijas, šlapynių teritorijas ir kitą tematinę informaciją. Yra galimybė paramos gavėjui pasitikrinti, ar teisingai įbraižytos deklaruotų laukų ribos, ar teisingai nurodytas pasėlio kodas, ar saugomose plotuose atliekamos tik leistinos veiklos, Natura 2000, erozija ir panašiai, taip pat matuoti atstumus ir plotus ir pildyti pranešimo informaciją. NMA Agro įrankis skirtas ne tik teikti informaciją apie atliktas žemės ūkio veiklas. Programėlėje yra Europos komisijos Sentinel palydoviniai augmenijos indekso streso duomenys, atnaujinami kas 5 dienas, todėl ūkininkai gali stebėti pasėlių būklę, sudaryti tikslesnius tręšimo ir laistymo planus, tiksliau prognozuoti būsimą derliaus kiekį ir kokybę. Papildomai prie jau esamų palydovinių vaizdų 2023 metais planuojama programėlėje vaizduoti einamųjų metų Sentinel palydovo rudens vaizdus 1 metro vaizdo rezoliucija, kurie leistų ūkininkams dar tiksliau identifikuoti dirbamų laukų ribas. NMA Agro programėlėje atvaizduojamas 2022 metų rudens pagerintos raiškos 1 metro palydovinis vaizdas, sudarytas iš Sentinel 20 metrų raiškos duomenų. Pareiškėjai deklaruodami pasėlius galės patikrinti, pakoreguoti ar įbraižyti dirbamų laukų ribas ir nurodyti tikslesnį paramai gauti plotą. Iki šiol deklaruodami pareiškėjai naudojosi nuo 9 mėnesių iki 3 metų senumo ortofotografiniais žemėlapiais priklausomai nuo vietovės. Taikant naujausias technologijas nuo 2023 metų pareiškėjams bus rodomos preliminarios laukų ribos, kurios remiantis 1 metro vaizdu automatiškai sugeneruotos naudojantis dirbtinio intelekto algoritmų. Preliminarios ribos skirtos patarti ir parodyti pareiškėjams galimas dirbamo ploto ribas, kad būtų išvengta klaidų dėl mažesnio ploto deklaravimo, nepastebėtų naujai atsiradusių netinkamų paramai objektų išskyrimo, kelių laukų sujungimo, kai dirbamas vientisas masyvas ir atsiradusių naujų laukų po lauko padalyjimo, kai auginamos kitos kultūros pasėlis. 2023 metais ir toliau vystysime programėlę, plėsime jos funkcionalumo galimybės, kurios sudarytų sąlygas mažinti apsilankimų ūkiuose skaičių, padėtų ūkininkams tvariau ir efektyviau ūkininkauti, išvengti pažeidimų, susijusių su gaunama parama, taip pat užtikrintų ES ir Lietuvos paramos skaidrumą. Rasti ir atsisiųsti programėlę galite išmaniuosiuose telefonuose Google Play ir App Store mobiliųjų programėlių parduotuvėse. Aktyvavus programėlę, telefone turi būti įjungta vietos nustatymo funkcija ir duomenų siuntimas mobiliuoju ryšiu. Pasirenkama reikiama pranešimo forma, tipas, potipis ir pateikiama kita prašoma informacija. Informacija apie X ir Y foto nuotraukos koordinates ir krypties reikšmė išsaugoma automatiškai tiesiogiai iš vietovės bei negali būti keičiama. Instrukcija, kaip naudotis NMA Agro, rasite NMA Agro interneto svetainės skiltyje kaip naudoti, taip pat nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje.